šaudavo į galvą kažkas, tai būna pasiema peilių, užsimerkia ir lekia to peiliorą kapodamas. Ir visi rėkia, nieko nematau. Ir visi bėgtėjai iš vis dar kaip trauks peilių gerklėn ir žarnos. Pobaisis buvo žmogelis. Dabar nematėti ir laikai nebe tie puspračiai. Išmirė arba atėjo į protą. Kodėl jį prisiminiau po šitikos metų? Egi, dabar aš jau pats taip rėkiu ir dar atsimerkęs. Nieko nematau. Ir jau bėga visi šalis nuo manęs nuo tokio bepročio. Atsikeli, pagalvoji. Na va, štai ir vėl. Ne taip, vėl tas ir vėl be jokio ten štai, tiesiog stumiu laiką. O jis nesitraukė, jo legionai diena po dienos. Žymiuosi dienas kalendoriui, kryželiu, prisiužimti miestą. Žymiuosi dienas kalendoriuje, tarsi ko laukčiau. Vienu atveju gal ir galima būtų. Kitu atveju žinoma, kas be ko. Nu visai kitu atveju, jeigu visai kitu atveju, tada taip. Dar kitu atveju kyla pagrįstų abejonių. Vienu atveju gal kogi nemaža. Bet ir kitu atveju, kas iš to. Bet kurio kitu atveju vėlgi. Nors kitų atveju, anokščiai yra atvejais. Nors žinai, kita vertus, bet kuriuo atveju nėra jokio kito atvejo. Yra tik tas vienas, kur baigia praeiti. Žiūrėjau pro langą. Žiūrėjau. Ir kad imsiu šokinėti. Bėgioti šiandien ten, laikytis ir maigytis, oriai košį, vartyti akis, dainuoti galvą, sakyti be abejo, veltis kūlio, pažiūrėti rankas, uždirbti pinigus ir leisti pinigus, valytis batus, fotografuotis, pildyti kitas žodžiai, kurį reikia, siuntinėti atvirukus, atlikinėti karinę prievalę, žaisti šaškį, žiūrėti pokalbį laidas, vaikščioti parodas, kolekcionuoti pašto ženklus, apkalbinėti kaimynus, bėgioti rytais, bėgioti ratais, mokytis užsienio kalbų, dažytis, nagrinėtis, matelės, mėgstis, studijuoti savo, veikti savo, pirkti įsimokėti, valgyti sveikamai, vėlai bažnyčios chorų, užsienėti kaip kitų sekų, dalyti lapto, juoktis ir žinoti, ir spygoti, nuėpoti žiūrėti per mane. Ko tu dabar žiūrėti? Visą laiką mane. Nu aš tavęs klausiu rimtai dabar, sėdi, žiūri pirmoje eilėje. Jeigu visi taip daro, va dabar vaikisai, tai ką, mane galima? Būtų gyvenęs 1000 metų. Buvo stiprus žaltys, kuolų neužmušamas. Taip per stropiai, sako, buvo įnikęs į vyriškas priedermes. Tai yra, per lobas ėjo kaip geležtė per sviestą. Besijuokdamas, kad visų neateisi, bet vis tiek reikia stengtis. Nu ir stengiasi, nieko nepasakysi. Buvo pasiutęs kaip reikiant, užtat turbūt ir parkrito kaip pakirstas tuo, kad nuosavo kiemo neperėjęs. Lovon parneštas tai tik tai žiūrėjo, visas užmėlynavęs, baisiomis akimis, sakėsi, stiklo bobą išvydęs.